Sveiki, brangieji. Ar pagalvot kada nors apie tai, kad jūs savo darbo vietoje gaunate tik tai 10 procentų iš tų pinigų, kuriuos iš tikrųjų užsidirbat? Ir mano pagrindinė idėja, kurią noriu jums šiandien pateikti, skamba taip. Kiekvienas iš jūsų, nepriklausomai nuo to, kokiame darbe dirbate, ar esate samdomi, ar esate verslo savininkas, mes visi galime gauti 10 kartų daugiau pinigų, jeigu mokėsime teisingai pasielgti su tomis žiniomis ir su tą patirtimi, kurią turime. Taigi šiandien noriu pristatyti idėją, kuris skamba taip. Kiekvienas iš mūsų privalo pagalvoti apie galimybę tapti ekspertu, pakeisti savo specialisto statusą į ekspertą. Ir pirmiausia, įsiaiškinkim, o ko skiriasi šitie du statusai. Specialistas tai yra žmogus, kuris 10 000 valandų arba dar daugiau dirba kažkokioje srityje ir netgi jeigu jūs turite savo nuosavą verslą, arba dažnai jūs dirbate kaip specialistas, laiką keičiate į pinigus. Ir dėja, bet taip jau surėdytas šis pasaulis, kad jeigu jūs esate specialistas, jūs kiekvieną dieną turite galimybę prarasti savo darbą, prarasti savo verslą ir kiekvieną dieną privalote įtikinti savo darbę arba savo klientą, kad jisai leistų jums atlikti tam tikrą darbą. Pas jūs yra milžiniška konkurencija ir taip ar kitaip jūs žaidžiate pagal rinkos taisyklės, o tai yra svetimus jums taisyklės, nes ne jūs šias taisyklės kūrėt. O kaip žinia, neįmanoma laimėti žaidimų, kurio taisyklės sukūrėt ne jūs. O kasgi tai yra ekspertas? Ekspertas tai yra žmogus, kuris pagal savo statusą yra žymiai aukščiau stovintis negu specialistas. Ir ekspertas yra žmogus, kuris diktuoja rinkai savo sąlygas. Eilė klientų tik tai laukia turėti galimybę susitikti su šito žmogumi ir sumokėti už jo paslaugas. Būtent ekspertas priima sprendimą, už kokią kainą siūlys savo paslaugas, su kuo jisai dirbs, kada dirbs. Taigi jisai pilnai žaidžia žaidimą, kurio taisyklės pats ir kūrė. Taigi mano idėja, kad mes privalome pakeisti savo statusą, norint uždirbti 10 kartų daugiau ir gauti tos pinigus, kuriuos iš tikrųjų esame nusipelnę gauti. Vat. Bet pasižiūrėkime, o su kokiamis trimis didžiausiamis problemomis tenka dažniausiai susidurti specialistui. Aš pabandysiu nupiešti šitą. Pirmoji problema, mes ją taip ir galim pavadinti, specialistų problema yra tame, kad specialistas turi milžinišką konkurenciją. Nes labai retas atvejis būna, kad jūs turite tokias unikalias kompetencijas, kad niekas daugiau pasaulyje negali ir nenori to padaryti. Taigi kiekvieną kartą jūs konkuruojate už galimybę atlikti darbą ir be abejo, kadangi jūs esate ne vienas, tai didžiulis kiekis žmonių konkuruoja už tą patį, siūlydamas be abejo geresnės sąlygas. O tai reiškia, jūs negalite nustatyti už savo paslaugas, už savo kompetenciją tokį atlygį, kokį jūs norėtumėt. Ir kadangi jūs laiką keičiate į pinigus, tai dėja jūs tampate įkaitu. Jūs laikui bėgant neturite daug nei laiko, nei pinigų. Antra problema yra tame, kad norint kilti vat, nuo savo profesijos rytyje, kelti savo kvalifikaciją, vienintelis būdas, kuris siūlomas, yra bandymų klaidų būdas. Taip, jūs galbūt lankot kažkokius kursus, karts nuo karto, galbūt ir ne, tačiau ir tenais jums duodama daug teorinių žinių ir kyla klausimas, kiek brangiai kainuos jums tos klaidos, kurias jūs atliekate dirbdami savo darbą. Na, nepaslaptys, kad gydytojų klaidos kainuoja brangiai ne jam, bet pacientams, bet kitose srityse mes irgi darome daug klaidų, mokomės ir dėja ne visuomet už šias klaidas moka mūsų klientai, labai dažnai mums patiems tenka reiškia, susimokėti už tai. Ir jeigu pasižiūrėti statistiką, tai po 10 000 valandų, kurias praleidžia specialistas savo srityje arba verslininkas savo srityje, iš tikrųjų kompetencija pasiskirsto
netolygiai. 80 procentų taip ir lieka žmonėmis, kurie taip ir neįvaldė visų įmonė savo profesijos gudrybių. 17 procentų yra amatininkai, kurie dirba neblogai ir turi paklausą tarp savo klientų. Ir tik tai 3 procentai įgauna eksperto statusą, nes jie iš tikrųjų tampa tokios paslaptingos informacijos nešiotojai, kurie vadinasi know-how. Aš žinau, kaip kažką padaryti. Ir būtent už šį know-how rinka pasiruošusi mokėti 10 kartų daugiau, negu moka specialistui už jo patirtį. Ir nesvarbu, ar jūs 10 tūkstančių valandų, ar 30 tūkstančių valandų, o realiai darbo vietą mes praleisime apie 46 tūkstančius valandų. Tai ar iš tikrųjų jūs nesusidurite su to, kad laiku bėgant jaunimas pasiruošia jūsų darbą atlikti pigiau, greičiau, ne visuomet taip kokybiškai kaip jūs, bet jūs niekur nedingsite, nes kiekvieną dieną jums grasina, kad robotai ateis, kad dirbtinas intelektas atims darbą, jaunimas atims darbą. Taigi iš tikrųjų tie metai, kuriuos mes sugaištam kaip specialistai, neužtikrina mums kam ateities šviesios finansinės saugios ateities. Ir trečia didžiausia problema yra tame, kad ką mes bedarytumėm, ar dirbame samdomais darbuotojais, ar turime grupę žmonių, kuriuos samdome, mes taip ar kitaip laiką keičiame į pinigus. Ir, kaip minėjau anksčiau, laikui bėgant mes nei laiko neturime, nei pinigų. O nepaslaptys, kad energija senka, mes netampame jaunesni ir uždirbtą patį 100 eurų arba 1000 eurų vis darosi sunkiau. O kylant kainoms ir atsirandant naujiems iššūkiams, iš tikrųjų tas laiko keitimas į pinigus, neduoda daug vilties, nes netgi ir dabar, pavyzdžiui, vakaruose ir Lietuva jau irgi kaip išsivyščiusi vakarų šalis, irgi eina tą pačią tendenciją, kad 75 procentai išėjusių į pensiją žmonių privalo dirbti, jeigu nori išlaikyti tą lygį, kuriame jie randasi dabar. Jau nekalbant apie tą orę senatvę, kurią gali atseit gyventi, žmogus išeis į pensiją. Bet galbūt tiesa dar jaunas žmogus, galbūt taip tai dar negalvojat, bet pats faktas, kad laiko keitimas į pinigus neduoda jums ko svarbiausio dalyko - laisvę. Nes laisvė tai yra galimybė būti ten, kur nori, tiek ilgai, kiek nori, su kuo tu nori ir būtent tik tai eksperto pozicija leidžia tau gyventi tokį gyvenimo stilių, kokį nori. Nes šiais ypač laikais, ne paslaptys, mes galime iš principo dirbti iš įvairių pasaulio taškų su sąlyga, kad klientai iš tikrųjų mūsų suvokia kaip ekspertas. Pavyzdžiui, visai neseniai per COVID labai didžiulis kiekis Amerikoje gyvenančių specialistų, kadangi buvo karantinas, su malonumu iškeliavo, pardavė savo gyvenamosios tenais būstus ir persikėlė į Floridą ir tenais pajuto, kad yra ir kitas gyvenimas. Tačiau, kai baigėsi COVID, įmonės pareikalavo sugrįžti. Kodėl? Todėl, kad, per daug atsipalaidavę, per daug sau leidžia, negalima jūs taip kontroliuoti, taigi milžiniška krizė čia Floridoje atsitiko būtent todėl, kad daugelis žmonių, kurie jau bent trumpam patikėjo, kad gali gyventi laisvą gyvenimą, buvo priversti vėl parduoti nekilnojamą turtą Floridoje ir iškeliauti kur atgal į Čikagą, New Yorką, užsidaryti ofisus ir tenais toliau sėdėti ir bijoti, kad juos vėl greitai atleis, nes mes žinome net tokie gigantai kaip Google'as atleidžia 10 tūkstančių žmonių ir čia GPT irgi nesnaudžia ir grasina mums visiems. Taigi, momentas yra ypatingas. Jeigu mes šiandien nieko nekeičiam, o toliau tęsiam savo specialistų karjerą,
Tai laiku bėgant mes susidursim su to, kad didžiulė yra tikimybė prarasti darbą, kaip minėjau, 75% žmonių, o artimiausių metų taip ar kitaip taps freelanceriai, tai reiškia, jie patys turės susirasti savo darbdavį, turės kažkaip save parduoti, turės apmokėti sodrą, turės apmokėti visus, nes kompanijos nebeatlaiko tų krūvių, nes žmonės gyvena ilgiau ir taigi pensiniai fondai nebeatlaiko viso to krūvių, bet apart to dar didelis kiekis žmonių turės keisti savo kvalifikaciją, nes nepaslaptys, kad apie tas pačius 75% darbų, kurie yra dabar, irgi yra manoma bus pakeista dirbtinio intelekto. Taigi ateitis laukia tokia nerami, bet ir antras dalykas, pajamos kaip tendencija krenta. Kodėl? Tuo, kad didžiulė yra infliacija ir didžiulė konkurencija, o energijos, kaip minėjau, yra vis mažiau ir mažiau. Ir trečias kaip rezultatas yra nuolatos augantis stresas, kuris dabar pastebimas visose ekonomikos rytise, nes ne tik ekonominė situacija, bet ir politinė, ir karas, ir kiti dalykai vis daugiau sukelia nerimą ir niekas negali pasakyti, kas bus rytoj. Bet yra sprendimas, kad ir kokie būtų didžiuliai pokyčiai pasaulyje, visą laiką bus reikalingi žmonės, kurie yra tikri savo srities ekspertai. Joks dirbtinas intelektas niekada nepašalins eksperto, todėl kad ekspertas bus tas žmogus, kuris įvaldė dirbtinį intelektą. Spielbergas visiems bus reikalingas, nors Spielbergas dabar atleidžia 80% visų savo specialistų, palieka tik pačius geriausius ekspertus ir tiesiog su žymiai mažesniomis pajėgomis daro toliau dar geresnius šedevrus. Taigi jūs turite vienintelį, mes visi turime tik vienintelį šansą išlikti tenais viršūnėje, patekus į 3%. Nes taip jau yra, kad pagal Pareto dėsnį 3% žmonių tarpusavį pasidalina 97% pinigų. Tai nereiškia, kad mes visi turime tapti magnatais, bet pas faktas, kad ekspertai yra visuomet ypatingo statuso žmonės. Ir ką turi ekspertai? Jie turi tris dalykus. Pirma, jie įsprendžia tą nuolatinio specialistų būtinumą įrodinėti, kad jie verti, kad jiems suteiktų darbą ir sumokėtų 1/10. Ekspertai gyvena pagal savo žaidimo taisyklės. Ir jie pasiima 100% savo pinigų. Ir realiai pasižiūrėkit, bet kokioje srityje ekspertai, tą pačią advokatai, geriausi advokatai gauna minimum 10 kartų daugiau negu vidutinis advokatas. Gydytojai, mes žinom, geriausi gydytojai gauna 10 kartų daugiau negu vidutinis gydytojas. Mokytojų mes žinom, kas dirba švietimo srityje. Nepaslaptys, kad Lietuvoje yra žmonės, kurie iš švietimo uždirba milijonus. Kas juos visus jungia? Visi šitie žmonės yra ekspertai. Antras dalykas. Jūs galite išvengti šito 10 000 valandų prakeikimą, kai jūs bandymų ir klaidų būdu bandote suprasti, o kągi reikia daryti. Bandot atradinėti dviračius. Ką daro ekspertai? Visam pasaulyje jie remiasi kitų ekspertų paslaptimi. Kitais žodžiais, jie yra suradę trumpiausią kelią, tai kas angliškai vadinasi shortcut, trumpiausias kelias. Ir klausimas, ar iš tikrųjų mums reikia dar praeiti ant savo kelių, padaryti visas klaidas, kad vis dėlto
įsiaiškinti, kad visą tai, ką mes darėme iki šiol, neveikia. Aš pats savo gyvenime daug kartų praėjau šitus 10 000 valandų šoką, kai paaiškėjo, kad visą tai, ką tu darei iki šiol, na, jau tikrai ekspertai nedaro, daro visiškai kitaip ir aš tikrai galėčiau sutaupyti daug laiko ir daug pinigų. Va, taigi greičiausias būdas mums mokytis, nesimokyti iš savo klaidų, o mokytis iš kitų ekspertų sėkmės. Pavyzdžiui, medicinoje jau seniai prieita prie tos vadinamas geriausios praktikos. Jauni studentai medikai mokosi pagal algoritmus, kurie paimti iš sėkmingiausių pasaulio gydytojų. Taigi, jeigu tu įvaldai tai, ką jau kiti išmoko iki tavęs, tai yra geras startas tam, kad kurti jau savo kažkokias naujas taisyklės, savo naujus algoritmus. Va, tai ir trečias dalykas, kuris skiria ekspertų gyvenimą, tai yra tai, kad ekspertai nustoja laiką keisti į pinigus. Ne, jie dirba savo malonumui tiek laiko, kiek nori, kada nori. Pavyzdžiui, gydytojas, jeigu jam patinka operuoti, jisai gali operuoti, bet jisai operuoja ne tam, kad užsidirbti donai, o tam, kad save realizuoti, nes jam tai patinka. Nes papildomai jie yra sukūrę iš savo žinių ir savo ekspertizės, ką verslą, vadinamą know-how verslą. Taigi jūs tampate ekspertų tada, kai jūs pradedat gauti pajamas 24 valandas, 7 dienas per savaitę iš savo žinių ir patirties, neskiriant savo laiką ir savo pinigus, oi, savo laiką jo, nu ir pinigus, tarp kitko, jo, tam, kad prasimaitinti. Taigi, mano pagrindinė idėja yra tokia, kad jeigu jūs esate savo srities specialistas, arba galbūt turite kažkokį hobį, kuriame esate labai pasinėręs, kad žmonės į hobį yra giliau pasinėrę negu savo specialybę pagrindinę. Arba jūs norite užsidirbti iš kompetencijų kitų žmonių, pavyzdžiui, tampant jų produceris. Arba jūs turite savo nuosavą verslą, bet dar norėtumėt sukurti papildomą know-how, kurį galėtum parduoti. Pavyzdžiui, taip kaip daro daugelis kompanijų. Nepaslaptys Toyota. Toyota gamina automobilius, bet mažai kas žino, kad Toyota didžiulės pajamas gauna iš to, kad parduoda savo know-how, Kaizen technologiją. Aš pats, pavyzdžiui, baigiau pas japonus Toyotos managemento visą kursus, baigiau Toyota production system. Ir tai yra milžiniški pinigai, kuriuos kaip papildomą pajamų šaltinį gauna įmonės. Tas pats yra su nekilnojamu turtu. Paimkite bet kokią sritį, bet kokį verslą. Jeigu tame versle, tam, kad vis šitą verslą reikalingas kažkoks know-how, tai jūs, turėdami, kad ir nedidelę įmonę, aprašydami, supakuodami šitą know-how, galite parduoti ir tai taps jūsų papildomų pasyvių pajamų šaltinių. Taigi idėja yra paprasta. Jeigu turi žinias ir nori užsidirbti 10 kartų daugiau iš tų pačių žinių, tiesiog tau reikia pakeisti statusą ir pradėti naudoti tos instrumentus, kurie visame pasaulyje jau seniai naudoja ekspertai. Kyla klausimas, o kaip tai padaryti? Kokie yra žingsniai? Apie tos paprastus žingsnius, kuriuos mes galime padaryti be jokios rizikos, be jokių pinigų sąnaudų. Visą tai aš atskleisiu sekančiam mūsų su jumis susitikime. Taigi, būtinai laukite kito video ir tenais aš atskleisiu paprastus žingsnius ir tai bus jūsų kelio link eksperto pradžia. Iki pasimatymo.